Ok, kebra, čia biški vlogerio testas, aš apačioje turėčiau sutikti draugelį, tipo, jisai gaus šitą klaviatūrą daunų, tai žiūrėkit video, ar pavyks viskas toliau, net nežinau kaip garsas bus, sorry, bešin, žiauriai šalta. Gal pavyks gauti fainų reakcijų ar kažko, bet jo, šitą klaviatūrą dėja nekeliaus jum, aš būsiu draugiškas speksas ir jo, man dėja keista kažkur žiūrėti, aš nežinau, tai anyways. Ok, Ignai. Zdarova. Jo, tai vienu žodžiu, mes čia sutikom random location rajone ir mes tiesiog kontrabandą užsiemam iš čiurkų, tai jo, tu gauni šitą klaviatūrą bent jau iki savo namų, kur mes dar su ją biškai pažaisim, tai galim judėti, bet jo, gali pasimti ją. Imk. Jo, ir vienu žodžiu, hebra, kame bus prikolas, aš dabar bandau labai profesionaliai vloginti. Taip veikia? Ką? Ką, jinai neveikia, tu ne princesė, Ignai. Jo, tai ką mes padarysim, mes dabar keliaujam iki Igno hatos, pro daugelį bromų, jeigu išgyvename, tai pas jį šiek tiek pasižaisim, nes Ignai aš tave nuvilsiu, tu jo negauni nemokamai, tau reikės išgyventi keletą challenge'ų. Tai pažiūrėsim, kaip tau pasiseks tai padaryti ir turėtų būti visai fun. Bet dabar mes įveikėm keletą penktadienio nakties rajonų iššūkių. Vien žodžiu, ar mums pasiseks, stebėkit toliau. Žiūrėkit. Ok, am I doing this right? Ar viskas girdisi? Ok, kebra, mes šiek tiek pajudėjom su locationu, jis vis dar yra itin slaptas, mes tikrai nieko iš neišlykinsim. Bet jo, mes su Ignai einam dabar į jo hatą ir ką mes darysim, Ignai, tipo, jisai bandys užsidirbti, kaip aš sakau, klaviatūrą. Nu, tipo, hebra, aš neatimčiau iš jūsų galima gyvai taip paprastai. Tai va, Ignas bandys užsidirbti klaviatūrą ir mes turėsim jam šiokį tokį challenge. Ignai, klausyk. Dabar jis beje lipa viršuje labai rimtai, tipo, eik viršai ir klausyk dabar, koks tavo challenge'as bus, kadangi tu man jau įsileidai, tipo, į vidų, tai visa esmė bus lipam, Ignas aukštai labai gyvena. Tai žiūrėk, jisai turi klaviatūrą ir klaviatūra šiaip, jinai veikia, viskas su ja gerai, šiaip nieko nereikia su ja daryti, bet Ignas, sakau, turės užsidirbti ir ką mes padarysim, mes tau atmintį ištestuosim, Ignai, tu šiaip moki matikė, moki šiaip logiką, viską atsimeni ir mes ištestuosim tau atmintį. Vien žodžiu, nurenkam visus tavo mygtukus, klaviatūros ir tu pabandysi juos perinkti. Jo, visus atgal sudėti ir jeigu tu padarysi per daug klaidų, Ignai, tipo mes iš tavęs atimsim klaviatūrą, ne? Jo, mes žiaurusi, mes iškosim kito kandidato, kuris galės surinkti klaviatūrą iš atminties. Gerai, nu vien žodžiu, patiesinsim, ar Ignui iš tiesų reikia klaviatūros, ar jisai atsimena, naudoja iš vis, gal tu net nenaudoja komų, jisai turi konsolę. Tai ar jisai ne fake gameris ar kažkas tokio. Tai va, leikim jo hatą, kaip matom, mes vis dar lipom. Jisai insane aukštai gyvena ir to vis grįšim. Kai mes esam pas Igną dabar, jisai labai nekantriai nori atidaryti tą klaviatūrą. Beje, kebra, sakau, sorry dėl unboxingo nebuvimo, aš žiauriai tingiu jį padaryti, tiesiog nėra neverta, nieko ten nėra, hebra, žinok, ten rimtai tuši, ten sukiniečikas dalykas, aišku, paliksiu nuorodą, galite pasižiūrėti. Tai beje, aš atrodau siaubingai, pasirodo, aš kaip ne vlogeris, tai neįvertinau to, jau šią visą dieną buvau net ne Vilniui. Anyways, grįžtam prie Igno, jo vardas Ignas ir jisai šiaip šventė savo gimtadienį per seniausiai, jei 21 metai galite pasveikinti jį, čia turėtų būti mano dovana, bet aš nesu toks geras draugas, kad atiduoti ją tiesiog. Tai va, tai mes dabar bandysim ją nurinkti, kaip ir girdėjot mūsų challenge'ą, mes bandom nurinkti ją ir tada Ignas bandys surinkti ją, čia tiesiog basic, pažiūrėsim ar iš tiesų tai basic. Gerai, Ignai, aš jau noriu ją nurinkti, ateini paskutinį glimpsą padaryti, aš tiesiog pradėsiu jau nuo visų mygtukų. Tu paskutinį žvilgsnį gali padaryti. Jo, paskutinį look. Ok, einu arba. Jo, gerai, ačiū tau. O dabar beje girdėsis, ką mes šnekam, bet aš žinok viską, tipo, užmūtinsiu. Kataus arba?
Jo, kol mes čia išiminėjom dar trumpa pauzelė, hebro, mes nejaučiam savo pirštų, bet jeigu mato, čia yra autiamų mėlyni mygtukai, tai jie visai garsus, tikiuosi, Ignui, tai nebus problema, čia net nesiteiravau. Man atrodo, šitą klavą turi ir kitų variantų, bet čia yra mėlyni, jie teoriškai gali būti vadinami cherry mėlyno alternatyva, bet gal jie tylesni, aš neištraukiu tų mygtukų, Ignui. Hebro, finaliniai štrichai ir visoj šitoj krūvoj. Damn. Ir matome visus mėlynus svičius, taip, jie iš garso beveik tokį patys, bet to, kad rankos beveik susiknyso. Mes labai puikiai padirbėjom su Ignu. O, jo, liuks, Hebro, jo, einam biški arbatus, biški pauzė. Kad pamiršau, kaip buvo. Damn, bet jam bus neblogas challenge'as. Rašykit komentaruose, kiek beje yra klaviatūroje mygtukų. Aišku, čia man atrodo, gali būti šiek tiek daugiau nestandartinis skaičius, bet šiaip labai lengvas skaičius, aš nenoriu spoilinti, bet turėtumėte žinoti tikrai klaviatūrų fanatikai, nes nežinau, gal tada kitą padarysiu gyvai jums klaviatūros, jeigu jūs tokie esat sužavėti jom, nes šiaip klaviatūra labai yra prieinama. Ir galėčiau ir antrą, manau, tokią gauti, jeigu jums tikrai patiko. Aš asmeniškai vis tiek nesu fanatikas, laikau savo nuomonės, jog mechaninės klaviatūros vokiškos yra žymiai vertesnės savo sumos, savo pataupimo. Čia yra kiniečiškas variantas, kurį, kaip minėjau, dabar Ignas bandys perinkti. Aišku, galite ir jūs bandyti šitus challenge'us, ne tai, kad čia mano idėja surinkti klaviatūrą. Mes gal uždėsim dar timerį, bet jo Ignas daro arbatą, mes šiek tiek pauzelę pasidarom. Tuos mygtukus, kuriuos visada naudojate, va šitą dalį. Šitą tai drąsiai. Jo, čia viso challenge esmė. Aš tipo klavą. Jo. Normaliai, kiekvieną tokią vietą. Tai čia, aš neatsimenu. Aš neatsimenu klaviatūros, o tokios vietos, kuri man yra naudinga ir kurią aš įsibindinu. Tipo gėjimas. Bet čia easy. Easy, kas čia yra? Gerai, Ignai, šioks toks dar papildymas, tada nežinau, ar tau panai eis kadrą jo. Iškart. Bet čia, Ignai, papildymas taisyklių. Tu negali naudoti telefoną, žiūrėti po jokių tų dalykų. Jo. Tipo, atitinkamai klaviatūrą. Tu negali savo klaviatūras, tipo, va ten naudoti irgi, žiūrėti ir tau negali pana patarti irgi. Tada tu negali čia esančių mygtukų, tipo, atvertinėti visur, dėlioti jau įsivaizduojamą klaviatūrą, žiūrėti, ko trūksta, ko ne. Tu turi realiai, tiesiog, imti iš krūvos ir bandyti durti, kur tinka. Nu, supranti, čia turėtų būti visai cool ir visai tau turėtų paveikti. Aš tikiu tavim, Ignai, sėkmės daug ranką. Ir mes nuimsim timerį, pažiūrėsim, gal ateity daugiau žmonių šitą challenge darys. Gal aš padarysiu, nes aš jau sakiau, aš pats nežinau, blogiausiu atveju mes turėsim per Google pagalbą naudoti. Tai va, Ignas sėda į sostą, nuimam laiką. Kiek čia pas mus dabar valandų ir važiuojam. Bandome suadjustinti kamerą, Xbox pultelis į pagalbą ir Ignas jau pasiruošęs taip pat rodėme. Ir aš pradėsiu laiką iškart dabar. Pirmasis bandymas oficialiam klaviatūros surinkime Lietuvos rekordų knygoje prasideda dabar. Let's go. Ir dabar tiesiog įrašinėsiu ir mes galim bet ką kalbėt daryti. Jam taip sunku. Jam taip sunku. Čia ne tai, kad sudėk klaviatūrą, čia pažink raidę. Man realiai... Tu džiaugis, kad čia nesimato taip šito kadro. Esmė yra greityje tiesiog. Matos, kaip tu greit surinkai. Nesimato, kaip tu failini. Gale video parodysim. Nes žmonės nežiūrėtų pilnai video, jeigu matytų pilnai, kaip tu pramazini. Ok,
Ignai, labai garbingai per 18 minučių ir 46 sekundės galim stabdyti laiką. Tu surinkai ją, nu tipo, tu ją surinkai, bet tai nereiškia, kad gerai, tai... Nichuja negerai. Žiūrėk, čia S, kai turi būti čia. Kodėl aš S čia įdėjau ir į kryvą? Gerai, mes aptarsim to iš sekundės, pažiūrėkime. Ok, Ignas jau bėga iš savo pasirodymo garbingai, aš galiu mobo tada irgi patimti, ne, Ignai, nu normaliai, Ignai. Ne. Normaliai, tai nežinau, išanalizuojant, kas man labiausiai stebino, tai kad jis net sugebėjo VSD mygtukus sufokapinti, taip švelniai pasakyta, nes S raidė ten nuėjo, tipo, ir čia... Kodėl čia šitą? Aš net nežinau, ką jis ten įdėjo, kamera irgi taipogi nenori žinoti, tipo, jinai net nefokusuoja tavo failų. Kas čia per mygtukas? Ten, aš nežinau, bet aš padariau nuotrauką kaip palyginimą jum, kokius ir kiek mygtukų Ignas sufailino. Tai jo, labai daug man tikriausiai reikėjo editinti tą nuotrauką nemažai, kad parodyti visas tavo klaidas, bet pastrauk truputuką Ignai, duok šviesos savo dievybei, tipo, tai jo, man patinka, kaip jisai specialiai mygtukus aukštyn kojom tiesiog dėjo šonuose ir panašiose vietose. Tiesą pasakius, klaviatūra labai bando sufleruoti, kai tu neteisingai kažką padarai, jinai tiesiog realiai labai kreivai bando atrodyti ir... Aš galvoju, Ignas tai supras, tipo, kada jisai nepataiko, nes realiai buvo tiesiog kreivų vietų, nemažai, bet jisai kai kur ir specialiai dėjo, tiesiog specialiai kreivai dėjo, tai jis talentingas žmogus, bandykit pamušti jo rekordą 18 minučių, bet taip pat kiek čia yra klaidų, aš ką norėčiau padaryti jam pamoką, dar kad tegus pabando pasinaudoti savo klaviatūrą su klaidom. Xbox? Kas čia yra? Tu norėjai Xbox, aš nežinau, ką su X-ais nori rašyti, gal tu... Xbox, čia, Vox. Jau klaidas tau, V raidė, tikriausiai V raidė pakeitus. Labai. XOBX. Ką tu norėjai čia parašyti? Xbox, tipo. Šiaip, pagalvojau. Bet žiūrėk, savo vardą tai galiu prašyti. What the fuck? Ar vienintelis dalykas, ką darai klaviatūrą savo vardą rašai? Jo, dar ir Igna. Ne, parašyk kokį pilną sakinį, Ignai. Šitą parašyk klaviatūrą. Parašyk klaviatūrą, tiesiog man įdomu. Klaviatūra. Bet aš manau, bet kokiu atveju, hebra, bet kokia mechaninė yra upgrade'as ir patobulinimas. Tai ar tai būtų kiniečiška ar ką, Ignas vis tiek, žinokit, pajus ir beje sunkiai galės ir sugebės naudoti savo laptopą vėliau. Dabar fonė džiaugiasi savo tą mechaninį žiauriai daug triukšmo skleidžia. Turi sugyventinę ponas Ignas. Stiprybės jeigu dar stebės, dabar Ignas leidžia savo džiaugsmą ekrane jo. Bet visai faina, dar su apšvietimu galės pasižaisti. Tai va, tai jo, tokia situacija. Ignas jau gali toliau nulaikinti, aš tada jums sakau, ačiū, kad žiūrėjote. Ar jums patiko šitas vlogas, nesąmonį, dėkit laiką, subscribinkit ir pabandykit šį challenge, pabandykit surinkti klaviatūrą, gal net padaryti video, gal tiesiog pasidalinti savo laiku ar savo klaidomis. Gal norite asmeniškai per streamą padaryčiau, tai irgi tai sakykite. Dalinkitės video, jeigu matėte čia kažkokių nesąmonių, jums patiko, visai smagiai buvo ir iki sekančio video, tikriausiai netokio. Ką tu padarei? Ką?